Labas, turbūt ant video paspaudai, nes pastaruoju metu tau vis įdomiau skamba dividendinio investavimo idėja. Bėda ta, kad susiduri su dviem problemom. Pirmiausia, apie dividendinį investavimą žinai mažai arba nežinai apskritai nieko. Ir antra, tave išmuša iš vėžių informacijos gausa. Neaišku, nuo ko pradėti ir kaip įgytas žinias paversti pelnu. Skubu nuraminti, pataiky ten, kur reikia. Skirk šiam video vos 15 minučių, per jas paprastai ir aiškiai papasakosiu, kas, kodėl ir kaip veikia dividendinėme investavime. Gausi pagrindus, kurių dėka išmoksi geriau atsirinkti perspektyvias akcijas ir sėkmingiau formuoti dividendinį portfelį. Tai pinigus investuojam tam, kad jie neštų pasyvias pajamas. Kitaip tariant, siekiame, kad įdarbintas kapitalas be papildomo įsikišimo ilguoju laikotarpiu generuotų vis didėjantį pelną, kol mes užsiimame kitomis gyvenimo veiklomis. Ir būtent dividendinis investavimas yra vienas iš pasyvaus uždarbio būdų. Bet tam, kad galėtume aiškintis, kaip geriausiai investuoti į dividendinės kompanijas, pradėkime nuo pat pradžių. Nuo to, kaip dividendinis investavimas apskritai veikia. Tai dividendai yra suvokiami kaip dalies verslo pelno išmokėjimas kompanijos investuotojams. Kaip ir paprasta, bet kad tiksliai viską suprastumėt, aiškinu per pavyzdį. Tarkime, turime kompaniją, kuri viešai prekiauja akcijomis biržoje. Paimkime pavyzdžiui Apple verslą. Nusprendėte investuoti į Apple ir įsigijote 10 kompanijos akcijų, sakykime, už jas iš viso sumokėjote 1000 eurų arba 100 eurų už vieną vienetą. Vėl skaičius padarysiu truputį lengvesnius, kad tiesiog būtų lengviau suprasti, bet tiesiog patį principą išsiaiškinsiu. Ir sprendimas jūsų pasiteisino. Apple jūsų investavimo metais pardavė rekordinį kiekį kompiuterių ir telefonų ir apmokestino Apple Store labai sėkmingai, tad pajamos augo kaip ant mielių. Kompanija išsimokėjo algas, sumokėjo mokesčius ir išskaičiavusi veiklos sąnaudas pamatė, kad liko krūvos nepaskirstyto pelno. Va čia tai problema. Šioje vietoje Apple turi priimti sprendimą, likusi pelną investuoti į tolesnę verslo plėtrą ir tuo pačiu galbūt kitą pusę paskirstyti akcininkams. Apple pasirinko pirmą variantą, investavo tam tikrą pinigų sumą į plėtrą, nes nori išlikti lyderę ir sakykim, kad įmonė numatė dar papildomai mokėti dividendus ir išmokėjo 5 eurus kiekvienai akcijai būtent per dividendinę prizmę. Tai pasidalino savo pelnus su investuotojais. Tai jeigu jums priklauso 10 vienetų, dividendų pavidalu gausite 50 eurų. Tai reiškia tiesiog pinigai įkris į sąskaitą. Atrodo suma nelabai didelė, bet vėliau papasakosiu, kodėl nuo to paties kapitalo ilgainiui uždirbsite vis daugiau ir daugiau. Kai maždaug suprantat, kaip veikia dividendai, galim keliauti prie esminės informacijos. Išsiaiškinkim, į ką svarbiausia žiūrėti, atsirenkat patraukliausias dividendinės akcijas. Tai pirmasis patarimas, arba tas numeris 1, ieškant patrauklių dividendinių verslų, nekreipkite per daug dėmesio vien tik į jų kainas. Tai pavyzdys, viena Nvidia akcija šiuo metu kainuoja ten apie $900, nežinau, labai volatilu, šokinėja aukštyn ir žemyn. Bet tai automatiškai nereiškia, kad kompanija yra 15 kartų geresnė už pavyzdžiui Walmart verslą, kurio vienos akcijos kaina siekia apie $60. Vertinant verslo patrauklumą, kertiniais rodikliais yra generuojamos pajamos, pelnas ir finansinių rodiklių santykis su esama akcijų kaina bei jų kiekiu. Vien pelno ir pajamų rodiklių vertinimų irgi neužtenka. Pavyzdžiui, jei verslas A prieš 3 metus uždirbo, nežinau, $1 milijardą pelno, prieš 2 metus $1,5 milijardo, o praėjusiais metais 2 milijardus, tokios sumos ir jų augimas atrodys įspūdingai. Tačiau jei įmonės akcijų skaičius taip pat siekia kokius 2 milijardus vienetų, tai reiškia, kad vienai akcijai praėjusiais metais teko vos $1 pelno. Ir jei viena tokia akcija kainuoja apie $100, tai tas $1 pelno jau netrodo kaip vertingas atlygis. Manau, pradeda suprasti, ką turiu galvoje. Todėl eikim prie esminių rodiklių, kuriuos žiūriu vertinamas finansinę verslo būklę. Pirmiausia, dėmesį atkreipiu į klasikinį EPS rodiklį. EPS arba Earnings per Share arba santykis tam konkrečiu laikotarpiu, pavyzdžiui, pastaraisiais metais, uždirbto grynojo pelno ir esamo verslo akcijų skaičiaus. Pavyzdžiui, jeigu kokia kompanija per metus uždirbo $1 milijoną pelno ir apskritai egzistuoja milijonas jos akcijų, tai pelnas vienai akcijai arba Earnings per Share rodiklis sieks $1. Žinant Earnings per Share duomenis, lengviau įsivertinam realų verslo pelningumą ir galime jį lyginti su esama akcijų kaina. Taip pat su EPS pagalba galime paskaičiuoti arba pasižiūrėti ir sėkmingiau įvertinti kitą svarbų rodiklį – Price to Earnings. PE rodiklis arba PE kartais vadinamas. Kalbant paprastai, PE rodiklis yra vienos verslo akcijos kainos ir jai tenkančio pelno santykis. Jei kokios nors kompanijos, kad ir tos pačios Apple viena akcija kainuoja $100, o akcijų Earnings per Share rodiklis siekia $5, tokiu atveju 100 dalinam iš 5 ir gauname 20 punktų dydžio PE. Tai reiškia, jog pagal esamą pelną ir kainą jūsų kapitalo investicija teoriškai atsipirktų per 20 metų, jeigu niekas nesikeistų. Kitaip tariant, metinis teorinis investicijos atsiperkamumas siekia 5%. Nepasakiškas rodiklis, bet ir nelabai blogai. Čia verta suprasti, kad investuotojai moka ir už lūkesčius į ateitį, už potencialų kompanijos augimą ir pelnų didinimą ateityje.
Nes jeigu mes sakom, kad Apple kompanija uždirbs daugiau pinigų sekančiais metais, tai žinoma, earnings per share rodiklis keisis į geresnę pusę. Jeigu taip kalbam apie idealius atvejus, tai galima siekti, kad price to earnings ratio neviršytų 15 punktų. Čia tas S&P 500 vidurkis. Tokiu atveju metinis atsiperkamumas nebus mažesnis nei 6,6%. Tačiau ypač technologinių dividendinių akcijų atveju tai retai pasiekiama. Tad bendrai paėmus patarčiau laikytis kaip įmanoma arčiau auksinės tos 15 punktų ribos ir įvertinti didesnio kompanijos akcijų kainos augimo galimybės. Taip pat geras triukas yra lyginti dabartinį price to earnings su paskutinių 5 metų rezultatais tos pačios kompanijos. Gerai, aptarus esminius finansinius rodiklius, noriu pereiti prie unikalių dividendinių kompanijų vertinimo rodiklių. Pradėsiu nuo svarbiausių iš jų, tai dividend yield, lietuviškai dividendų pelningumo lygio. Šitą procentinį rodiklį gauname paprasčiausiai padalinę per metus vienai akcijai išmokamų dividendų skaičių iš vienos akcijų kainos. Tad jei tos pačios Apple kompanijos akcija kainuos $200 už vienetą ir per metus vienai tokiai akcijai bus išmokėtas, sakykime, $10 dividendais, šiuo atveju metinis dividendų lygis sieks 5%. Tai iš esmės būtų jūsų pelnas iki mokesčių iš minėtos investicijos, neskaitant, aišku, kapitalo prieaugį. Tik nesugalvokit kartoti klaidos, kurią daro dauguma naujokų. Nesirinkit dividendinių akcijų vien pagal jų dividend yield rodiklį. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kuo daugiau procentų, tuo geriau, bet tai toli gražu netiesa. Svarbu ne tik tai, ar verslas pasiskelbia sumokėsiantis didelius dividendus. Reikia pažiūrėti, ar kompanija gali realiai laikytis įsipareigojimų. Ir šioje vietoje situacija gana neblogai padeda įvertinti dividend payout ratio rodiklis. Tai yra procentinis visų išmokamų dividendų ir grynojo pelno santykis. Tai reiškia, ar kompanija turi babkių mokėti dividendus. Taip supaprastinant. Suprasti šį rodiklį gana nesunku. Tarkime, analizuoja dividendinių akcijų pelningumus ir matot, kad kompanija paskelbė, jog metų pabaigoje išmokės pasakiškus 20% dividendus. Iš karto pasižiūrėkit jos payout ratio rodiklį. Būtų idealu, jei jis siektų nuo 35 iki 55 arba dar mažesnis galėtų būti. Vėl, galbūt būtų logiška tam tikrose strategijose, kur dividendai truputį didesni matyti ir 80% dividendinį tą payout ratio. Bet jūsų principas yra, kad jūs matote, kiek kompanija sako, kad išmokės dividendų ir jūs nuspėjate, kiek maždaug bus kompanijos pelnas. Čia galima pasižiūrėti į analitikų prognozes, jos dažniausiai būna gan arti ir numatomasis tas payout ratio jums irgi yra svarbus. Šiaip bendrai tas payout ratio procentas reikštų, kad verslo pažadėti dividendai prilygsta nedaugiau nei 55%. Būtent tais metais kompanijos uždirbto pelno. Tokiu atveju įsipareigojimų laikymasis tikrai realus. Bet jei payout ratio siekia netoli 100%, ar net perkopia 100, 110 ar net 120, tai rodo, kad įmonė arba turėtų visą metų pelną skirti dividendams, arba netgi imtų pinigus iš santaupų arba juos skolintųsi vien tam, kad laikytųsi duotų dividendinių pažadų. O tai jau mažiau tikėtina. Ir nepamirškit, kad dividendus sustabdyti gali bet kada. Net jei pelną viršijančios išmokos būtų atliktos, kompanijos gebėjimas tvarkytis su turimais resursais sukeltų gan daug klausimų. Kad laikyčiau tokį verslą stabiliu ir patikimu, turėtų būti ta priežastis tik tai vienkartinis eventas būtent tais metais. Dar vienas priminimas, kad jei negrinėjat nekilnojamo turto trestus, nei price to earnings ratio, nei earnings payout ratio neveikia, reikėtų žiūrėti į funds from operations ir funds from operations payout ratio. Šio video daugiau apie nekilnojamo turto trestus ir kaip jie gali padėti turėti nekilnojamo turto jūsų portfelėje, pradedant su 50 eurų investicijomis. Gerai, atkreipus dėmesį į pamatinius finansinius ir dividendinius rodiklius, noriu pakalbėti ir apie dividendų mokėjimo istoriją. Šioje vietoje strategija labai paprasta. Jei verslas daugybę metų iš eilės moka dividendus, jis automatiškai tampa patrauklesniu ir stabilesniu portfelio kandidatu. O jei dar sugeba dividendus nuolat didinti, tai šis puiku. Kompanijos, kurios 25 metus be pertraukų su akcininkais dalyjasi pelnu ir mokamus dividendus nuolat didina, yra tituluojamas dividendų aristokratais. O kompanijos, kurios tai daro net 50 metų iš eilės, puikuojasi dividendų karaliaus titulu. Tik noriu pabrėžti, net ir geriausi verslai neamžini. Vien puikios dividendų mokėjimo istorijos kompanijai irgi neužtenka. Labai svarbu įsigilinti ir į tai, iš ko verslas uždirba pinigus ir kokių sprendimų įmonė imasi šiandien, kad išliktų konkurencinga ateityje. Kadangi noriu uždėti tokią vyšnaitę ant dividendinio investavimo torto, pakalbėkime apie tą vadinamą yield on cost, kas lietuviškai išsiverstų kaip metinio dividendų pelno ir investicijų kaštų santykį. Tarkim, nusipirkote puikios ir perspektyvios drabužių gamintojos kompanijos A akcijų. Pirkimo metu viena akcija kainavo 100 eurų ir įsigyti nusprendėte 21. Tai reiškia 2000 eurų investicija, bet pamatėte, kad verslas A moka stabilius 5% dydžio metinius dividendus, bei atrodo perspektyvai. Todėl ir investavote.
Pirmais metais nieko ypatingo nevyko. Verslas išmokėjo standartinius 5% metinių dividendų, todėl prie 100 eurų kainos jūsų akcijos generavo 100 eurų pasyvių pajamų. Atrodo, kaip čia praturtėsi būdamas dividendiniu investuotoju, bet skaičiai savo magiją atliko vėliau. Tarkim, išlaikėt verslo A akcijas, 2, 3, 4 metus. Per juos sėkmingą dividendinę įmonę pritraukė dar daugiau investuotojų ir akcijų vieneto kaina pakilo iki 200 eurų. Todėl realiai jūsų investuota 2000 eurų suma dabar jau pasidarė 4000 eurų kapitalų. Tai padvigubėja. Sakykime, kompanija po truputį didino savo dividendų išmokas ir išlaikė tos pačius 5% metinių dividendų nuo naujos kainos. Tai reiškia, kad jūsų turimos akcijos jau generuos nebe 100, o 200 eurų metinių pasyvių pajamų. Nes nuo 4000, 5%, 200 eurų. Pradinė investicija lieka nepakitusi, bet dėl akcijų kainų augimo natūraliai didėja jūsų dividendinis pelnas. Ir todėl realus dividendų pelningumas, palyginus pradinį kapitalą su dabartinėmis pajamomis, kyla iki 10%. Tai jūs ką tik uždirbinėjat per metus nebe 5% grąžą, bet 10% grąžą. Būtent todėl labai svarbu rinktis stabilius verslus, kurie nuosekliai mokės dividendus ir pritrauks vis daugiau investuotojų. Kai nuspręsite pradėti įdarbinti pinigus pagal dividendinio investavimo ar kurią kitą strategiją, vertybinių popierių pirkimų jums reikės atsidaryti investicinio finansinio brokerio sąskaitą. Gerai, prabėgim pro tam tikrą praktiką prieš šokant į brokerio pasirinkimus, bet tiesiog nukeliaujam į Simply Safe Dividends, prisijungiam su Trailu ir panaudojam truputį mūsų, sakykime, research pusę. Tai, sakykime, aš noriu dividendinio pajamingumo, kuris gali būti nuo 4% ir daugiau. Sekantis dalykas, aš noriu to paties price to earnings ratio ir mes sakysime, kad norim mažiau negu 5 metų vidurkius. Tai ir in line with 5. Tai PE ratio reiškia, kad lygins paskutinių metų argumentus ir žiūrės, ar jis gali būti aukštesnis arba žemesnis. Gerai, sekantis dalykas, mes norim ieškoti, kur dabar žiūrim, 5 metų dividendinio augimo. Tai einam nuo average 5-8% ir į viršų. Turime 92 kompanijas. Gerai, nukeliaujam į dividend growth streak ir argumentuojam, kad mes norėtume bent jau, pažiūrėkime, su 20 metų. 19 kompanijų. Gerai, jeigu mes keliaujam, sakykime, su fokusu, kad norime kompanijos, kuri šiuo metu galimai nuvertinta ir paraleliai mes norime, kad jų dividendai dar vis būtų lyginamai saugus. Tai timeliness undervalued. 17 metų. Nu ir pasižiūrėkime, kelios kompanijos. Altaria, kas yra tabako būtent gaminiai. First Long Island, čia yra Regional Banks. Enbridge'as, kas yra mano vienas iš pasirinkimų. TC Energy, tai Oil and Gas Storage, panašiai kaip Enbridge'as, panašių dalykų užsiema. UGI, viena iš investicijų, kurią mėgstu labai ilguoju laikotarpiu, bet paimkime ir, sakykime, išsirinkim vieną iš šitų kompanijų. Best Buy irgi pas mane, Black Hills kažkada buvo, galvoju, gal dabar irgi būtų vienas neblogų pasirinkimų. Na ir čia matote, kiek metų dividendus moka, koks dabartinis dividendų augimas, jeigu mes paimsime, sakykime, paskutinį laikotarpį ir pamatysime dividendinį pajamingumą šiuo metu. Tai išlyginkim būtent šitą pasirinkimą ir, sakykime, mes norim kažko ties 6-7%. Tai užvažiuokime pas UGI. UGI ticker simbolis, nukeliaujam pas brokerį, nukeliaujam į mūsų pagrindinę sąskaitą, kur galime prekiauti akcijomis. Vėl mes išanalizuojam verslus, panagrinėjam verslus ir taip toliau. Bet suradę verslą, kuris mums patinka, mes sakome gerai, kiek mes norėtume jos nusipirkti. Ir dabar atsiranda tas toks paprastas variantas, kad mes, kadangi savaitgalis, galėtume suvesti 2-4-3-2 ir sakyti, aš norėčiau ten, 5 vienetų. Žinau, kad išleisiu apie 120, pateikti pirkimų užsakymą, patvirtinti pirkimą ir aš būčiau akcininkas. Kadangi jau turiu šitos kompanijos akcijų, papildomai jos apsipirkinėti šiuo metu nenoriu, bet tai yra lyginamai lengvas pasirinkimas, tad negalite sakyti, kad tai yra neįmanoma. Plus, jeigu nesumeluosiu, UGI šiuo metu moka dividendus 139 metus iš eilės. Dar labai trumpa žinutė, jeigu pildote sąskaitą balandžio mėnesį, nepamirškite pasinaudoti promo kodu ir gauti iki 20 nemokamų akcijų, kurių viena vertė galėtų viršyti $600. Labai paprastai, jeigu pildote sąskaitą nuo balandžio 1 iki 30, 3 nemokamas akcijas gausite, jeigu pasipildėte virš 5000 eurų sumą,
20 tūkstančių ir daugiau duos jums 10 nemokamų akcijų, o jeigu viršėt 50 tūkstančių, tai momentaliai gaunate netgi 20 nemokamų akcijų. Ir kaip matot, vertė gali tikrai nudžiuginti. Vėl, argumentas labai paprastas, mes nukeliaujam į promo kodą ir suvedame arba April 5, arba April 20 ir April 5, arba April 50, 20 ir April 5. Ir čia yra tiesiog pačiam profilyje Enter promo code po sąskaitos pasipildymo. Nu ir jeigu rimtai pradėsite domėtis dividendiniu investavimu ir ką tai duoda, labiausiai norėčiau pareikšti, kad dividendinė magija viena didžiausių įtakų darantis veiksmas. Tai ką argumentuočiau čionais, spustelkit ant šito video, čia kalbėjau dalį savo portfelio paėmiau ir tiesiog įvertinau per augimą, ką jis gali generuoti ilgesnių laikotarpių. Tai reiškia, net jeigu aš tiesiog tos kompanijos akcijų neliečiu, ką jos daro ir kiek jos man uždarbinėja po 5, po 10 metų, po 15 metų iš eilės. Tai spaudžiam, žiūrim ir iki sekančio video.